kadangi pasakyti turiu daug ką. Nežinau, matot dabar skaidrės mano? Matom, viskas gerai. Puiku. Tai tada, kaip Dalia ir sakė, pradėsim nuo pačių pradžių. Tai yra iš principo, kas yra kerpės ir kaip jas pažinti. Pirmiausia, Lietuvoje yra 770 rūšių kerpių ir su jomis susijusių grybų, ir iš jų 629 rūšis yra tų tikrųjų kerpių, tikrų kerpių. Ir reikia pradėti nuo pradžių, kasgi yra kerpė. Atrodytų toks keistas klausimas, bet pastaruoju metu vis daugiau susiduriant su šiaip žmonėmis, nebūtinai biologais, supratau, kad žmonės iš tikrųjų nelabai suvokia, kas yra kerpė dėl įvairių semantinių, kalbinių ir visokių kitokių priežasčių. Tai yra dėl to, kad, pavyzdžiui, daugelį Lietuvos tarmių kerpėmis vadinami yra kempininiai grybai. Kai kuriuose Lietuvos dalyse kerpės vadinamos baltomis samanomis, tačiau tomis pačiomis baltomis samanomis vadinami kiminai. Čia daugiau toks šiuolaikinis turbūt painiojimas, žmonės neskiria kerpių nuo kerpsamanių, nors tai yra visiškai net negiminingi organizmai. Taigi, tai ne kerpė, tai ne kerpė, tai ne kerpė. O kas yra kerpė? Kerpė yra iš tiesų, turbūt negalima sakyti, kad tai yra organizmas. Kerpė yra stabili miniatiūrinė ekosistema, kurią sudaro įvairūs elementai. Nebūtinai tik vienas grybas ir vienas dumblis arba viena melsva bakterija. Apibūdinant, tie elementai patys reikšmingiausi yra mikobiontas, tai yra pagrindinis kerpę sudarantis grybas, ir fotobiontas. Fotobiontas gali būti arba dumbliai, arba cianobakterės, arba netgi vienam gniužule abu. Arba kitaip sakant, kaip reikia paaiškinti paprasčiau, kerpė yra grybas prisitaikęs maitintis kitaip. Mikobiontai daugiausiai yra aukšliagrybiai, tai yra apie 97% visų žinomų kerpių rūšių, ir šiek tiek papėdgrybių. Papėdgrybinių kerpių žmonės aplamai, net ir biologai dažniausiai nepažįsta, kadangi jos atrodo kaip paprasčiausia elementarūs grybai. Nelichenizuoti grybai. Ką nuveikia kartu mikobiontas ir fotobiontas? Jie drauge sukuria kerpės gniužulą, kuris turi specifinę, dažnai gana sudėtingą sandarą ir netgi audinius vadinamus plektenchimomis, priešingai nuo augalų parenchimų. Ir netgi kai kurios specifinius organus, taip pat primenančius augalų organus. Kerpių gniužulai pagal morfologiją yra skirstomi į 3 didžiasias grupes – žiauberiškuosius, lapiškuosius ir krūmiškus. Tačiau čia prasideda, kai žmonės pradeda bandyti apibūdinti ir naudotis raktais, prasideda visokie įdomumai ir sunkumai, kadangi visose 3 morfologinėse grupėse dar yra įvairių specifinių formų. Pavyzdžiui, plakoidiniai gniužulai, kurių vidurys būna žiauberiškas, o kraštai lapiški. Būna tokių žiauberiškų kerpių, kurios visai nėra žiauberės, o tiesiog miltelių sankaupos. Būna krūmiškojų, kurios turi dvigubą gniužulą, tai yra pirminis gniužulas, kuris yra lapiškas arba žvyniškas, ir antrinis, kuris gali būti pagaliukų, krūmelių, taurelių ir panašiai formų. Ir dar tokie būna žvyniški gniužulai, kurie, sakysim, nei lapiški, nei žiauberiški. Dar kas kerpių apibūdinimo yra svarbu, ypač žiauberiškųjų kerpių, tai yra vaisiakūnių formos, kurios gali būti primenančios grybuką, primenančios smeigtukus, primenančios tokius kauburėlius su mikroskopinė angele, primenančius rašmenis, dėmeles įvairias. Jie gali būti
Vaisiakūniai gali būti įdubę, gali būti augantis paviršiuje su krašteliais ir be jų, gali aplamai priminti tokius tarsi miniatiūrinius ugnikalnius su krateriais. Labai svarbus kerpėse yra spalvos ir atspalviai. Žinoma, kai vienų spalva yra pilka, kita geltona, tai čia viskas visada visiems būna aišku, kad čia skirtingos kerpės. Bet yra tokių subtilesnių atspalvių. Pavyzdžiui, jei jūs turite kerpes geltonas nuo geltonų iki oranžinių, ir turite geltonas, kurios yra žalsvo atspalvio, tai jos bus ne tik tai skirtingų rūšių, bet ir netgi ganėtinai toli nutolusių taksonominių grupių, kadangi skirtingus pigmentus gamina visai skirtingi biocheminiai procesai. Na ir pavyzdžiui, šiaip morfologiškai labai panašios kerpės gali lengvai grupuotis pagal jų spalvą. Čia yra, pavyzdžiui, dešinėje pusėje vienos ir tos pačios genties rūšis, tačiau vienos jos yra gelsvos arba gelsvai žalsvos, kitos pilkos, trečios rudos. Ir nuo čia galima labai nesunkiai pradėti bent jau grupuoti rūšis, kurių gali būti visai nemažai. Ir gali būti tokių labai subtilių spalvinių skirtumų. Pavyzdžiui, žiūrint į kladonį šiūrių kilimėlius, labai ryškiai išsiskiria pelenų pilkumo spalva ir žalsvai pilka spalva. Čia jau irgi yra patogus skirstimas į kaip atskirti taip didesnės tų pačių šiūrių rūšių grupės. Na, yra dar tokių subtilių niuansų, kadangi gali turėti reikšmės ir tai, kaip keičiasi gniužulo spalva sudrėkstant. Tai, pavyzdžiui, ypač yra svarbu meškapėdėms, nes vienos meškapėdės sudrėkusios bus pilkšvos, pilkšvai rusvos, o kitos sudrėkusios bus ryškiai žalios. Nors sausų gniužulų spalva bus beveik nesiskirs. Yra tokių subtilių pavyzdžių, kaip pigmento iš vaisiakūnio išsiplovimas į gniužulą arba į aplinką, kas irgi labai nesunkiai leidžia atskirti iš Lietuvoje augančių bent porą rūšių, ir ypač viena tokia dažnesnė, tai yra vyninė artonija. Na, yra dar visokie deriniai, kurių atrodytų labai sunkiai atskiriamų kerpių, tačiau jeigu tos derinius įsidėmi, tada tą kerpę atrodytų sunkiai apibūdinamą kerpę galima visai nesunkiai net ir lauke atskirti. Pavyzdžiui, yra tos kalicioidinės kerpės, kurios turi segtukų formos vaisiakūnius, taip kad sakysim, dviejų rūšių vaisiakūniai. Abu turi geltonas apnašas, tačiau vienos rūšies gniužulas pilkas, o kitos rūšies gniužulas geltonas. Ir taip jas yra palyginti lengva atskirti, prisimenant tą kombinaciją. Bet kad gyvenimas visai nebūtų lengvas, tai dar gamtoje egzistuoja dalykai, kurie gali turėti įtaką kerpių išvaizdai. Tai yra pirmiausia lichenofiliniai grybai. Čia, pavyzdžiui, vienas pavyzdys lichenofilinio grybo Artoraphis genties lichenofilinio grybo, kuris visiškai pakeičia šiūrės gniužulo spalvą. Čia kampe matot praktiškai normalų šiūrės gniužulo dalį, tai yra žalsva, ir visiškai pasikeitusi parazituota gniužulą. Gali būti tokie atvejai, kai kaip tik
parazitas padeda identifikuoti kerpę. Yra viena vienintelė šiurių rūšis, norveginė šiurė, kurią užpuolus erkutėms kerpė išskiria į lakštelius ryškiai raudoną pigmentą. Ir jeigu matot smulkius lakštelius su raudonais taškais, būtent ant lakštelių, ne ant podėsių, tai tada labai lengva pasakyti, kad tai būtent norveginė šiurė. Na ir dar lichenofiliniai grybai gali suformuoti savo vaisiakūnius, kurie visai nebus tokie patys kaip pačios kerpės, tai irgi gali šiek tiek klaidinti. O gali būti tokių lichenofilinių grybų, kurie gali aplamai išblukinti ar net sunaikinti kerpės, tokios kaip pavyzdžiui, čia pavyzdys Atelia arachnoide. Bet čia viskas yra kalba apie kerpių būdinimą lauke ir tokį būdinimą galima taikyti tik tai daliai kerpių, kadangi kitai daliai dėja reikės jau profesionalių priemonių, mikroskopo, cheminių priemonių ir kitko. Bet vis dėlto šitie visi dalykai yra pakankamai naudingi. Tai dabar arba kas norit klausimų tarpelyje, ar pereinam į antrąją dalį? Kol kas bent jau pokalbių skiltyje klausimų nematau. Pakeltų rankyčių kol kas irgi neturime, tai galime pereiti į antrą dalį. Tada dar padarykit, nes čia yra uždėtas stop sharing, aš turiu įdėti tą antrą pranešimą. Keista. Jau uždėjau. Tuoj atsiprašau, tada kiti galit subėgiot kur nors greitai, kol aš įdėsiu antrąjį. Gerai, o įdėjau ir aš tada pamėginsiu tą per share. Gerai, tada bandom. Ar matot šitą? Skaidrą matau jūsų. Pirmą, taip? Antroji matosi dabar. Antroji? Įžanginės tiesiog, Kuršių nerijos kerpės, žodžiu, įžanginė skaidrė, taip? Su pavadinimu. Antroji balta, kur žinios apie kerpės Kuršių nerijoje. Matosi. O pirmos ne? Pirma ne. Čia pasidalinote dabar tokiu variantu, kaip pasitestavom pradiniam variantą. Taip. Tai ekrane tokį rodiklytės, kur matot, galėtumėt grįžti Gerai, pirmąją. tai tada bandysiu iš... Bet matot visą, ar ne? Taip. Gerai, tada pradedam. Per šitą variantą, ne per savo rodymą. Gerai. Tada jau pereisim prie Kuršių nerijos kerpių įvairovės, tyrimo istorijos ir dabartinės būklės. Kas įdomiausia, tai kad Kuršių nerija, nepaisant to, kad sudaro be galo mažutėlę Lietuvos dalį, tai turbūt bene ilgiausia ir išsamiausia lichenologinio požiūrio ištirta Lietuvos teritorijos dalis. Jeigu
Lietuvoje pirmieji duomenys apie kerpes yra publikuoti pačiame 18 amžiaus gale Stepono Jundzilo. Tai Kuršių nerijos kerpių pirmieji duomenys publikuoti yra 1863 metais Prūsijos ne tai, kad botaniko, bet profesionalaus lichenologo Arnoldo Olerto. Ir toliau beveik per visą ilgą nuo 19 ar 20 amžiaus istoriją Kuršių nerijos kerpių nepamiršo nei vokiečių tyrėjai iki Antro pasaulinio karo, nei lietuvių. Pati rimčiausia vokiečių tyrimo dalis buvo atlikta turbūt vieno žinomiausių 19-20 amžiaus pradžios vokiečių lichenologo Georgo Letau. Tiesą pasakius, kai kurios jo rastos rūšis Kuršių nerijoje daugiau nebebuvo rastos jokio tyrimo metu. Taip pat dar paminėtinas Karl-Heinz Paul, kuris žinomas visiems botanikams, kadangi jis atliko Kuršių nerijos geobotaninius tyrimus ir tuose geobotaniniuose tyrimuose daug vietos yra skirta epigėjiniams, tai yra ant žemės augančioms kerpėms, ypač šiuriams. O po karo iki 90-mečio kerpes Kuršių nerijoje tyrė Teklė Rudzinskaitė, jinai ir publikavo bent keletą straipsnių, tiek viena, tiek su kolegom botanikais. Na ir po to dirbau ir aš, ir specifiškai tik kerpes tyrusiuose projektuose ir tokiuose ekologiniuose projektuose kaip kormoranų kolonijos tyrimai, kaip degvietės tyrimai. Na ir žinoma, labiausiai paminėtinas jau tas kerpių sąrašas, kurį jau minėjo Dalia, tai yra beveik prieš ketvirtį amžiaus kerpių sąrašas darytas Šiaurės šalių ir Lietuvos lichenologų ekspedicijos metu. Tai buvo pats išsamiausias darbas. Na ir viso to rezultate, įskaitant ir šiemet atliktus tyrimus, Kuršių nerijoje iš viso rasta 303 kerpių ir su jomis susijusių grybų rūšis. Iš jų 4 nerijoje žinomos tik iš senųjų publikacijų, o viena, kurią rado mano jau minėtas Georgas Letau, ir visoje Lietuvoje daugiau nebuvo rasta. Tik tai anuo metu Juodkrantės sengirėje. Dabar apie pačią Kuršių neriją ir kur šiemet buvo daryti tyrimai. Kadangi nerijoje galima išskirti kelias buveinių grupės, kurios yra svarbios kerpėms, tai visose jose ir buvo daryti tyrimai, tai yra kopose, sengirėje ties Juodkrante, paprastosios pušies ir kalninės pušies plantacijose, alksnynuose Palvėje ir ant antropogeninių substratų. Įskaitant ir žmonių atgabentus akmenis, tai daugiausiai jau už nacionalinio parko ribų Smiltynėje. Na ir pradėsim nuo kopų, kurios yra turbūt pati svarbiausia ir unikaliausia kerpių buveinė, būdinga Kuršių nerijos nacionaliniam parkui, kadangi
tai yra didžiausi, kadangi čia yra didžiausi plotai išsilaikę buveinės, kuri yra tinkama kerpėms augti. Ir žinoma, turtingiausios kerpėmis yra pilkosios kopos. Čia, kaip matote, tipinga pilkųjų kopų augalija su gausia ir įvairia, ypač šiurių kladonija danga. Ir tarpe jų gausiausios yra pogentės kladina šiurių rūšis. Tai yra tos, kurios pasaulyje vadinamos elninėmis šiurėmis, tiesa, nepainioti su lietuviška elninė šiurė, kur yra tik viena rūšis, bet jos taip vadinamos, kadangi šita pogentė yra pagrindinis šiaurės elnių pašaras. Ir viena iš įdomesnių šitos pogentės rūšių gausiai randamų Kuršių nerijoje. Ir šiaip randama beveik vien tik tai vakarų Lietuvoje, rytų Lietuvoje jos radaviečių beveik nėra, tai yra šiaušėtoji šiurė. Aš čia labai nesiplėsiu, kuo jis skiriasi nuo kitų, kadangi nepatyrusiai akiai jas atskirti, švelniai tariant, sunkoka. Ir kitos kopose randamos kerpės, tai yra daugelį jų galima rasti ir kitur šalyje pušynuose, tokios kaip colinė šiurė, tokia kaip dygioji kerpena, bet kelias reikia atskirai paminėti, pavyzdžiui, elniaragė šiurė, Cladonija rangiformis. Ji yra būdinga smėliams, kurie yra nerūgštus arba netgi šarminiai. Rūgščiuose smėliuose jinai nemėgsta augti, taip kad nerijos kopos jai tiesiog ideali vieta. Ir kita lakštuotoji šiurė, ji aplamai yra žinoma tik iš Kuršių nerijos ir iš vienos vienintelės vietos Nemuno pakrantėje. Žodžiu, tai grinai Kuršių nerijos. Galima sakyti, kad tai Kuršių nerijos kerpinis simbolis. Šiurkščioji šiurė, Cladonija scabruscula, jinai irgi yra labai dažna Kuršių nerijoje, bet ne taip dažnai randama kontinentinėje dalyje. Ir kas visiškai būdinga tik tai Kuršių nerijos kopoms, tai yra tai, kad jose ant smėlio auga įprastai epifitinės rūšės. Čia, pavyzdžiui, nuotraukoje putlusis plinkežis, kur randama bet kokiam beveik miške, ant žievės, ant medienos kartais. Randama ir kitų grinai epifitinių rūšių. Tas fenomenas yra žinomas, jis yra būdingas būtent pajūrio kopoms. Kodėl taip, tai net nežinau. Bet Kuršių nerijos kopoms tai taip pat būdinga ir aš čia esu radusi bent 3 grinai epifitinės rūšis, kurios dailiai savo auga ant smėlio. Ir dar šiek tiek apie kopų apaugimą. Šiaip yra dažnai paplitus tokia legenda, kad kerpės yra pačios pirmosios, patys pirmieji organizmai, kurie sutvirtina judantį smėlį. Sakysim, tai nėra visai taip, o ypač dar jeigu pasižiūrėsite ribas tarp baltųjų kopų ir pilkųjų kopų, pamatysit akivaizdžiai, kad taip nėra. Pirmiausia, ant smėlio, padedami grybų, žinoma, įsikuria induočiai augalai. Po kiek laiko tarp augalų atsiranda žiauberiškųjų kerpių, pavyzdžiui, tokios kaip pelkinės placentėlės. Kuršių nerijoje tai praktiškai vien tik jos primena tokius purvo grumstelius ant smėlio. Tie ploteliai plečiasi, tada drauge su dumbliais ir mikroskopiniais grybais jų daug susidaro tokia luobelė, kuri visiškai išsiplečia, pradeda kurtis samanos ir galiausiai atsiranda ankstyvųjų stadijų krūmiškų kerpių,
Kuršių nerijai beje šitoje stadijoje yra būdinga kitur reta, tikrai retai sutinkama kerpė, tai yra tankioji kerpena, kuri matosi šitoj 4 nuotraukoj kaip labai tamsus krūmeliukai. Tačiau yra tolimesnioji stadija, tolimesnioji kerpių vystymosi stadija jau yra kritinė. Kadangi kopų žėlimas induočiais augalais, ypač sumedėjusiais ir ypač invaziniais, labai neigiamai veikia kerpių įvairovę. Tai čia ir paminėsiu vienintelę Lietuvos raudonosios knygos rūšį, kuri buvo žinoma iš Kuršių nerijos. Tai latakinis gleivytis, Sitinium palmatum, prieš 25 metus augęs Kuršių nerijoje netoli Nidos, bet pastarojo tyrimo metu neberastas nei savo buvusioje augavietėje, nei kur nors kitur, kur ieškota tokiose tipinėse vietose. Ir nuotraukoje matot, kaip atrodo ta tipinė tiksliau ta buvusi gleivyčio augavietė. Kaip matot, jį pasidarius visiškai nebetinkama didžiumai kerpių, didelė dalis yra užaugus raukšlėtalapiais erškėčiais ir pernelyg užžėlus induočiais augalais. Susumuojant apie kopų kerpes, kaip jau minėjau, vienintelė čia augusi raudonosios knygos rūšis deja nebeauga, bet pagal matytą situaciją, tai ko gero naujojoj raudonojoje knygoje, rengiant naują raudonąją knygą, teks vėl grąžinti lakštuotąją šiurę, kuri buvo viename iš ankstesnių leidinių, kadangi pagal stebėtą situaciją, jos situacija ne tik, kad negerėja, bet ir blogėja. Jos tikrai yra smarkiai sumažėję lyginant su ankstesniais metais. Ir ką su tuo daryti? Visi planai, kurie vykdomi tvarkant kopas, tai yra mažinant jų užaugimą, naikinant invazinius augalus, viskas dera kerpėms. Taip kad aš daugiau nieko šitoj vietoj neturiu pridėti. Toliau Juodkrantės sengirė. Juodkrantės sengirė, sengirė savaime yra labai turtinga buveinė, kaip ir bet kuri sengirė, kurioje yra įvairaus amžiaus medžių, yra negyvos medienos, tai ir Kuršių nerijos senieji miškai ant parabolinių kopų yra patys turtingiausi kerpių ir ypač tokių retesnių rūšių. Tiesą pasakius, absoliučiai visos kertinių miško buveinių indikatorinės rūšys buvo aptiktos būtent sengirėje. Čia kelias galima paminėti iš tokių įdomesnių radinių ir 2 iš šitų minimų radinių buvo rasti būtent šito tyrimo metu, jie nebuvo fiksuoti anksčiau. Tai yra vienas, tai gal nėra tokia jau labai reta rūšis, tačiau įdomi tuo, kad priklauso epifilinėms kerpėms. Tai yra balzganoji Felhanera butėjai. Epifilinės kerpės įprastai auga tropikuose ant visžalio augalų lapų. Lietuvoje jų yra žinomos 4 rūšis ir jos auga arba ant eglių spyglių, arba ant mėlynių, rečiau bruknių stiebelio. Tai Kuršių nerijoje buvo aptikta ant tokio dažniausio substrato, ant eglių spyglių. Ir viena iš ir mano mėgstamų ir šiaip įspūdingų kerpių, ypač kai jos daugiau, tai yra kertinių miško buveinių indikatorinė rūšis kandeliarinė auksuotė, būdinga labai seniems medžiams, ypač ąžuolams ir ypač tokiuose šiek tiek bent kiek geriau apšviestose vietose. Ir vienas tikrai įdomus radinys, kuris buvo įdomus man,
Tai yra tik antra radimvietė Lietuvoje vešliojo kežo. Ir pirmą kartą, aišku, aptikta ir Kuršių nerijoje, Parmelija serana. Tai tokia truputį komplikuota, priklausant truputį komplikuotai kerpių grupiai, kadangi, kad būti 100% tikriems, ar tai yra tikrai ta rūšis iš 3 komplekso rūšių, šiaip reikėtų daryti genetinius tyrimus, bet aš taip, 99% įsitikinus, kad tai tikrai yra vešlusis kežas, kadangi, visi morfologiniai požymiai tiesiog idealiai jam atitinka. Žodžiu, toks įdomus radinys. Kita buveinė tokia iš ganėtinai, sakyčiau, iš nuobodžių, nes tai yra paprastosios pušies ir kalninės pušies plantacijos. Plantacijos aplamai yra dažniausiai nykios biologinės įvairovės požiūriu, bet ir Kuršių nerijoje aš ir juose radau šį bei tą įdomaus. Dvi turbūt pačios įdomiausios rūšės, jas beveik neįmanoma parodyti, nes labai jau jos, neišvaizdžios. Tai yra viena, tai vienintelė Lietuvoje radavietė adatinės vėzdijos rasta ant nukritusių spyglių pušų plantacijoje, o kita irgi vienintelė Lietuvoje radavietė neseniai aprašyto lichenofilinio grybo ant kladonijų, tai yra Pronectria minuta. O čia kelios, sakysim, gal ne tokios jau labai retos, bet išvaizdžios kerpės rastos pušynuose. Tai yra žvaigždinė šiurė, kurios, tiesą pasakius, kontinentiniai daly yra šiek tiek apmažėję. Nelabai retas, bet įdomus grybas žvynytinis dengtenis, kuris parazituoja laiptuotąją žvynytę. Ir tikrai gana reta rūšis rasta kalninių pušų plantacijose, tai dėmėtasis trapeliopsis. Ir miškas Palvėje buvo mano, sakysim, tokia buveinė, kurioje aš tikėjausi kažko tokio verto dėmesio, bet laukia šioks toks nusivylimas, kad tiesą pasakius, aš ten nieko labai smarkiai ypatingesnio neaugo taip pat. Galbūt reikia pažymėti, kad tai vienintelė buveinė Nerijoje, kurioje buvo rasta įvairių kedenių, usnėje gentės ir laumagaurių rūšių. Tai yra čia, pavyzdžiui, barzdotoji kedenė, kuri yra turbūt viena iš įspūdingesnių gentės rūšių Lietuvoje, ir tamsioji laumagaurė. Bet kas buvo labai įdomu, kad Palvėje radau sodinę briedragę su apoteciais. Rūšis yra Lietuvoje labai dažna, tačiau su apoteciais aš per savo karjerą esu radusi tik 2 kartus gyvenime, šitas antras kartas. Ir aplamai reikia pažymėti, kad Kuršių nerijoje labai daugelis kerpių, kurios įprastai neformuoja vaisiakūnių, jos randamos su vaisiakūniais. Ir paskutinė dalis, tai yra antropogeniniai substratai, čia kur žmogus prisidėjo atveždamas ir pagelbėdamas padidinti kerpių įvairovę. Čia toks, nežinau, kiek čia yra verta, kiek čia yra gera, bet rūšių gana retų ant jų buvo. Nors kai kurios rūšis, aš esu visiškai įsitikinus, kad jos neatėjo iš kažkur, jos atkeliavo su pačiu substratu, ypač ant granitinių akmenų. Iš tokių įdomesnių radinių tai buvo parazitinė artonija, kuri Lietuvoje čia rasta berods, jeigu aš gerai atsimenu, 3 kartą rasta ant seno betono, ant betoninio stulpelio.
ir ant Antro pasaulinio karo įrenginių alksnynėje rasta uolinė protoblastenija, kuri Lietuvoje žinoma tik tai iš dolomitinių atodangų šiaurės Lietuvoje. Na ir paskutinis toks radinys tai yra ant senų čerpių rasta peleninė porpidija. Irgi, tarp kitko, Lietuvoje daugiau nerasta išskyrus tą vietą. Tai tokie įdomesni radiniai. Dabar apie kitų, išskyrus kopas, kurias jau minėjau, kitų buveinių kerpių rūšių apsaugą. Sengirei net nereikia minėti, kokie apsaugos būdai yra reikalingi, tai yra palikti ramybėje. Sengirė yra sengirė. Joje pagrindinis gamtotvarkos planas yra nedaryti nieko. Toliau antropogeniniai substratai, na, tai toks abejotinas daiktas, jų arba išsaugoti neįmanoma, kaip sakysim, kaip betoninių stulpelių, arba jie savaime bus saugomi, kaip pavyzdžiui senieji kariniai įrenginiai. O kai kurie bus tiesiog sunyks savaime. Ir čia tiesiog nieko neįmanoma padaryti. Na, pušynai ir palvės miškai, jie irgi neturi jokių specifinių, kadangi neturi jokių specifinių rūšių, neturi jokių specifinių ir apsaugos priemonių. Tai turbūt tiek ir bus. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jums, Jurga, labai už tokią išsame apžvalgą. Ir dabar matau, kad turime vieną pakeltą rankytę. Tai vartotojas Plungė 49. Prašau, galite užduoti savo klausimą. Nebenoriu turbūt užduoti klausimo. Tai dar vieną klausimą matau, kad turime pokalbių skiltyje, tai aš jį dabar įgarsinsiu Jums. Nuotraukoje matome, kad šalia Roza Rugoza užžėlimo yra to paties smėlio plotų ant tos pačios kopos. Tai yra, sakytume, identiškos sąlygos kerpėms augti šalia kaip ir anksčiau. Ar tikrai būtent Roza Rugoza lemia, kad tam tikrų kerpių nelieka visiškai šiuo pavyzdžiu? Kokios kitos sąlygos galėtų būti lemtingos iki visiško atskirų rūšių išnykimo? Problema yra ta, kad, sakysim, tos stenotopinės rūšys dažniausiai, jos auga labai nedideliais plotais. Jeigu konkrečiai ėmus sticinium palmatum, jis augo nedideliam plote, kaip ir daugelis gleiviakerpių, nežinau konkrečiai apie šitą rūšį, negaliu pasakyti. Jos paprastai sunkiai plinta ir priedo jinai auga būtent ne ant atviro smėlio. Jinai auga tokioj retažoliai pievoj su daug samanų. O tokios, tokia visų greičiausiai ir užkečia. Jinai, sakyčiau, tokia tarpinė galbūt buveinė tarp pilkųjų kopų ir, čia botanikai geriau pasakytų, buveinė tarp baltųjų kopų ir kažko pradedančios smarkiai užželti. Tai tikiuosi atsakymą į klausimą. Ar daugiau turime klausimų? Pakeltų rankų nematau. Pokalbių skiltis kol kas vangus visi. Tai galbūt aš pasinaudosiu progą, jeigu niekas neklausia. Tai Jurga, ar turime dar Kuršių nerijoje neraminančių klausimų susijusių su kerpėmis ir ar jūs pas mus grįžtumėte toliau vesti tyrimų? Na, taip jau ypatingai ne. Žinoma, būtų galbūt verta labai nuodugniai pasižiūrėti, sakysim, rengiant naująją raudonąją knygą, pasižiūrėti
taip jau gerai paskaičiuoti situaciją su lakštuotąja šiure. Nes ji tikrai jos situacija tikrai neramina. Iš to, ką aš prisimenu, kas buvo, iš to, kas matosi iš senųjų aprašų botanikų, tiek Bandžiulienės su Rudzinskaitė, tiek tuo labiau Paulio, tai atrodo, kad jos yra gerokai pamažėję. Supratau, tai gal mes čia studentus kokius galėsime įdarbinti šito klausimu? O, čia labai, kadangi šita kerpė yra labai lengvai atpažįstama. Žygimantas gali paliudyti. Matė. Taip, matau, Aušra turi klausimą. Jo, laba diena, labai ačiū Jums už pristatymą. Aišku, atrodo, kerpės visą laiką jas matome kasdieną, tokios gražios ir norėtųsi apie jas daugiau žinoti, bet turiu pasakyti, kad supranti po Jūsų pasakojimo, kad tai yra tokio sudėtingumo ekosistema, apie kurią tokiam neįtin daug žinančiam negalėtum nieko ar kitam papasakoti. Tai yra tikrai labai labai sudėtinga. Taip kad džiaugiuosi, kad tokie tyrimai buvo atlikti, vis tiek, kad mūsų gamtininkai daug daugiau sužinojo. Ir aišku, ta pati problema apie kopų užaugimą ir apie rozą rugozą. Na, jūs vis tiek esat irgi gamtininkė, ilgai dirbate įvairiose ekosistemose. Nu, kokį jūs mums duotumėt patarimą, ką mes galėtumėm, sakykime, kopose vis dėlto nuveikti, kad ne tik tai kerpių rūšys, bet ir kitos mėliamėgės rūšys galėtų dar vis dėlto ilgiau pas mus išsilaikyti, kalbant ir apie rozą rugozą, ar apskritai apie užžėlimą. Oi, tiesą pasakius, čia ne visiškai mano srities klausimas. Aš suprantu, kad jums puikiai suprantu, žinokit, bet tiesiog, iš tokios žmogiškos, matot, kad blogai, ne? Taip, iš tikrųjų tai nėra gerai, nes ne tik tai roza rugoza yra ir kitų augalėlių, kurie labai užkečia tas augavietės, bet aš manau, kad čia turbūt geriausiai galbūt tie įvairūs siūlomi botanikų gamtotvarkiniai planai, tik tai, aš nežinau, roza rugoza, tai man atrodo gana toks beviltiškas reikalas. Nes kiek mačiau, tai vienas dalykas, tai kad jis plinta labai, kiek žinau, kad jisai be galo sunkiai išnaikinamas, ir kitas dalykas turi gerus pagalbininkus platinimui. Kaip mačiau, kad šernai tai su dideliu entuziazmu jos platina. Tai reiškia jokių minčių. O čia mūsų kopotvarkos specialistai prieš keletą metų darant studiją sakė, jums reikia akėčių. Jums reikia tas kopas akėti, kad jos susipurentų ir vėl atsigautų smėlynų augalai. Kaip jūs į tokį pasiūlymą žiūrėtumėt? Na, šitoj konkrečiai vietoje, sakysim, kur nuotrauka daryta, čia kur šalia Nidos. Iš jūros pusės. Tai kokį nedidelį plotą suakėti ir pažiūrėti, kas iš to bus, visai galima bandymui. Nes šitoj vietoje jau blogo nieko nebegalima padaryti. Nežinau, nebent botanikai, ką nors kitką galėtų pasakyti, tiesa, čia zunda auga. Aš nemanau, kad jai patiktų akėjimas. Tai čia viskas atsiduria vis tiek į ką nors kitką. Turbūt šito klausimu turėsim apjungti daug specialistų, nes jeigu tik atsižvelgtumėm į kerpių gerovę, vėl negerai būtų. Niekada negalima į vieną. Taip, tai daug neatsakytų klausimų, bet dirbsim ties to. Tai daugiau klausimų nematau, kad būtų, tai tada dar kartą tikrai viso kolektyvo vardu noriu, Jurga, jums padėkoti. Mes tai tikrai išsinešam didžiulį žinių bagažą. Tikiuosi ir ateityje toliau dar bendradarbiausim ir tikrai ne pirmas ir ne paskutinis čia mūsų tas susitikimas. O dabar tada visiems palinkėsiu gražios dienos ir atsisveikinsiu. Ačiū labai. Ačiū jums. Viso gero. Viso gero.